Tai kiek suprantu, kolegos, viso pareiškimo esmė yra pasipiktinimas, neva tai, pabrėžiu, neva tai daroma įtaka nepilnamečiams asmenims ir panaudota politinė satyra plakatuose. Tai visų pirma dėl jaunųjų konservatorių lygos arba trumpiau JKL. JKL yra atskira organizacija su savo įmonės kodu, registracijos adresu ir vadovu. Tiesa, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai globoja šią organizaciją. Tokios bendradarbystės dėka JKL išugdė daugybę puikių politikų, tokių kaip pavyzdžiui Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Paulė Kuzmickienė ir dabartinį Vilniaus merą Valdą Benkunską, turbūt pažįstat visi. Ir mano žiniomis JKL skyriai panašius protestus rengė Telšiuose, Tauragėje, už tai buvo užgauliojami, žeminami ar net persekiojami. Ačiū Dievui, Šilutėje persekiojimų nebuvo. Tiesa, mano žiniomis, įvairių užgauliojimų susirinkimo vietoje jaunimas sulaukė. Bet kad kaip jų organizacijos aprašyme rašoma nevyriausybinė politiška Lietuvos jaunimo organizacija, skatinanti jaunimo aktyvumą ir dalyvavimą politinėje veikloje, yra kaltinama tuo, kad daro literaliai tą, kas numatyta jų organizacijos aprašyme, parodo viso šito skundo absurdą ir tai, kad JKL ir JKL Šilutės skyriaus yra matomi. Su tuo ir sveikinu pilietišką jaunimą. Toliau dėl politinės satyros. Tai yra viena seniausių politinės kritikos, politinio protesto formų naudojama šimtus ar net tūkstančius metų. Suprantu, kad subjektams, į kuriuos nutaikyta tokio pobūdžio kritika, gali būti nemalonu. Kai vienas mūsų tarybos narys pasidalina besišlapinančią ant mūsų atstovaujamos partijos pirmininko šuns sufotošopintą nuotrauką, ar kai tarybos narių, kurie parašė šį skundą, partijos pirmininkas su savim nešiojasi kastuvą, su kuriuo žada užkasti konservatorius. Tai viskas normalu ir toleruojama. Bet kai jaunimas atsineša plakatą, dabar cituoju skundą, Nemuno dešra su perbrauktų dešros paveikslėliu ir užrašu ne mano skonis. Tai yra kitos partijos menkinimas, dešra simbolis aiškus, satyrinis puolimas prieš partiją Nemuno aušra. Tai prieštarauja padorumui ir teisingumui, ypač viešai dalyjantis. Tai tuo atveju yra rašomi skundai ir bandoma už protesto organizavimą persekioti politikus, kurie nei dalyvavo, nei organizavo tų protestų. Kolegos, su buvimu valdžioje ateina ne tik galia, postai, įtaka ir visi kiti trokštami dalykai, bet ir didesnė atsakomybė, didesnis įsipareigojimas visuomeniai ir daugiau dėmesio. Ir kritika valdžiai, nepriklausomai nuo to, kokia forma tai kritikai pasirenka kritikuojantysis, yra normali sudedamoji sveikos demokratijos dalis. Žinot kur? Mažai kritikos, kolegos. Kaimyninėse šalyse rytuose. Bet vargu ar norėtumėt gyventi tokioj santvarkoje. Pabaigai, vakar proteste daktaras Mažvydas Jastramskis pacitavo protestų tyrinėtoją Daniel Gillion. Ir ta citata man labai įstrigo, aš tikiuosi, kolegos, kad ir jums patiks. Jau įsijungs jau 5 minutės. Ačiū. Vis laikas baigėsi. Nu 5 minutės, kolegos, gerbkim kitų laiką. Gerai, sakykit dar jums. Ačiū. Tai protestas yra lėtai plakanti demokratijos širdis. Ačiū, kad išklausėte.